Lietuvos krepšinio rankinio lygose vyksta lemiamos kovos. LKL pusfinalyje susitiks praėjusio sezono finalininkai Kauno Žalgiris ir Klaipėdos Neptūnas. Jeigu mes sužaisim geriausias savo sezono rungtynes, o jie prastesnės savo, tada mes tikrai galime laimėti. Kitame pusfinalyje kovos Vilnius Lietuvos Rytas ir pirmą kartą į LKL pusfinalį patekęs Panevėžio Lietkabelis. Dabar Lietuvos Rytas daug geriau žaidžia ir bus sunku, ypač Vilniui, bet stengsimės, kovosim. Lietuvos rankinio lygos finalo seriją pergalę pradėjo čempionų titulą po metų pertraukos siekiantys susigrąžinti Klaipėdos Dragūno rankininkai. Giliai dušėje nesitikėjau, kad tai bus sunku, nes buvome pakankamai pasiruošę, pakankamai vyrai šviežiai atrodė, bet tuom ir gražus tas finalas, kad jo nusakyti neįmanoma. Daugiau Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkaraščių rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Savaitgalį prasidės kovos dėl vietos Lietuvos krepšinio lygos finale. Praėjusio sezono finalininkai čempionas Kauno Žalgiris ir vicečempionas Klaipėdos Neptūnas šįkart susitiks jau pusfinalyje. Serijoje iki 3 pergalių aikštės pranašumą turės reguliariojo sezono nugalėtojai Žalgirio krepšininkai. Neturim galvoti apie pusfinalį kaip seriją, o turime galvoti tik apie vienas rungtynę. Faktas yra, kad jie yra favoritas laimėti LKL, laimėti ir pusfinalį, tačiau pirmiausia rungtynės 40 minučių. Jeigu mes sužaisim geriausias savo sezono rungtynės, o jie prastesnės savo, tada mes tikrai galime laimėti. Reguliariajame sezone per 4 tarpusavio dvikovas Neptūnas vieną kartą sugebėjo įveikti LKL favoritų laikomą Žalgirį. Mūsų kaip vizitinė kortelė, manau, ir tas žaidimas mes visada stengiamės pradėti nuo geros gynybos. Taip yra bus be galo sunku sustabdyti tokią talentingą ir gerai puolančią komandą kaip Žalgiris. Tačiau paprasčiausiai tą privalome padaryti. Tik iš geros gynybos tada mes galime turėti gerą puolimą. Naujasis Lietuvos rinktinės treneris Dainius Adomaitis paklaustas, kas yra kito LKL pusfinalio favoritas Vilnius Lietuvos Rytas ar Panevėžio Lietkabelis, atsakė. Jeigu reikėtų įvardinti, kas laimės seriją, manau, Lietuvos Rytas. Tai be abejo Lietuvos Rytas. Pusfinalio favorito statusą varžovams priskyrė ir pirmą kartą istorijoje į LKL pusfinalį patekusio Lietkabelio vienas lyderių Kšištofas Lavrinovičius. Vienintelis šansas nugalėti Lietuvos Rytą, tai visi 12 žaidėjai turi būti pasiruošę, išeiti į aikštelę koncentruoti 100% ir komunikacija ir tas supratimas vienas kitą, kad nedaryti klaidų, kad jie mūsų nebaustų lengvais taškais ir, aišku, atkovoti kamuoliai, ką mums ir trūko praeitas varžybos prieš Lietuvos Rytą. Reguliariajame sezone Lietuvos Rytas ir Lietkabelis pasidalijo po 2 pergalės, tačiau paskutinėje tarpusavio dvikovoje Lietkabelis Vilniuje patyrė sutriuškinimą net 32 taškais. Gal prasčiausias varžybos sužaidėm sezoną prieš Lietuvos Rytą. Aišku, be abejo, dabar Lietuvos Rytas daug geriau žaidžia ir bus sunku, ypač Vilniui, bet stengsimės, kovosim. O motyvacijos tokiom varžybomis aš galvoju, kad nereikia ieškoti, jinai automatiškai turi būti ir todėl, kad čia vienas iš pagrindinių bus varžybų. Praėjusius 2 sezonus Lietuvos Ryte rungtyniavęs Kšištofas Lavrinovičius sako, kad prie Vilniaus klubo vairo stojus Rimui Kurtinaičiui Lietuvos Ryto žaidimas tapo daug greitesnis. Į gerą pusę, į gerą pasikeitė ir pradėjo greičiau žaisti, tokį krepšinį greitesnį, lengvesnį. Gal daugiau biškį improvizacijos atsirado ir lengvumas toks matosi pas krepšininkus, tikrai dabar pavojingesnė komanda. Reguliariajame sezone Lietuvos Rytas užėmė 2 vietą, Lietkabelis liko 3, todėl pusfinalyje aikštės pranašumą turės vilniečiai. Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo lemiamos kovos dėl medalių. Pirmose finalo rungtynėse po metų pertraukos čempionų titulą siekiantys susigrąžinti Klaipėdos Dragūno rankininkai namuose 27-23 įveikė čempionės titulą ginančią Alytaus Varsą. Antrosios finalo serijos iki 3 pergalių rungtynės vyks šeštadienį Alytuje. Finalo serijoje aikštės pranašumą turi reguliariojo sezono nugalėtojai Dragūno rankininkai. Giliai dušėje nesitikėjau, kad tai bus sunku, nes buvome pakankamai pasiruošę, pakankamai vyrai šviežiai atrodė, bet tuom ir gražus tas finalas, kad jo nusakyti neįmanoma, tuom ir prikli gerąją to žodžio prasme Alytaus komanda, kad jinai sugeba primesti savo žaidimą, nes patyrę vyrai yra, tai to labiau smagiau, kad pavyko iškovoti pergalę. Mes norim kažką padaryti, mes norim pakeisti pasaulį, mes norim pastatyti tiltus ten iki mėnulio, bet mes kantriai žaisti mes dar nesugebam ir matyti
O tokiam amžiui ir neina to reikalauti, gal nereikia. Favoritas tikrai yra klaipėdiečiai, jie yra jaunesni, stipresni, greitesni, bet tikrai stengsimės, kovosimės. Sakau, gal darysim tai, pasiliksim paskutiniams 3., 4., 5. varžybom. Rezervų tikrai nelabai yra, kadangi matėt mūsų suolelis trumpas. Praėjusio sezono finale Dragūno ir Varsos dvikovoje prireikė visų 5 finalo serijos rungtynių. Alytaus klubas laimėjo po labai atkaklios kovos 3-2. Dvikova dėl bronzos pergalę pradėjo Kauno Granito rankininkai. Pirmose serijos iki 2 pergalių rungtynėse Granitas 32-24 įveikė Vilnių Šviesą. Antras rungtynės namuose žais vilniečiai. Lietuvoje vis labiau populiarėjo orientavimosi sportas. Kone kiekvieną savaitgalį įvairiose šalies vietovėse vyksta orientavimosi sporto varžybos. Šį savaitgalį Panevėžyje vyks Lietuvos čempionatas sprinto trasoje ir mišrių sprinto estafečių varžybos. Tai vienas iš svarbiausių varžybų, nes Lietuvos čempionatas yra sprinto rungtis ir mišrios estafetės. Tai visos komandos labai intensyviai ruošiasi šiems varžybams. Be abejo, daug varžybų vyksta ir kitų metų. Tai ir praeitais savaitgalį buvo Vilniaus Dogidienės, kur dalyvavo virš 600 dalyvių iš 10 šalių. Tame tarpe ir orientavimasis kalnų dviračiais vyko, kadangi šiais metais mes turėsim pasaulio čempionatą kalnų dviračiais Lietuvoje, Vilniuje. Tai dauguma šalių jau treniruojasi, ruošiasi šioms svarbioms varžyboms ir patys stipriausi taip pat jau neaplenkia mūsų Lietuvos, atvyksta dalyvauti šiuose varžybose. Rugpjūčio mėnesį Vilniuje vyks vienas didžiausių orientavimosi sporto renginių Lietuvoje per visą istoriją – pasaulio orientavimosi kalnų dviračiais čempionatas. Laukiam daugiau negu 300 dalyvių iš daugiau nei 26 šalių. Taigi renginys tikrai įspūdingas ir Lietuva yra patraukli orientavimosi sportui, kadangi tiek vietovės, tiek žemėlapiai, tiek prieinamumas ir dislokacija varžybų vietų yra labai patogi. Taigi dauguma užsienio sportininkų mielai renkasi Lietuvą dalyvauti čia varžybose. Lietuvoje aktyviai veikia net 36 orientavimosi sporto klubai. Pastaruoju metu Lietuvos sportininkai demonstruoja vis geresnius rezultatus ir laimi medalius tarptautinėse varžybose, pasaulio ir Europos čempionatuose. Mes stiprūs vidutininkai, kadangi pastoviai braunamės į prizinės vietas ir, sakyčiau, bėgte gal mums sekasi sunkiau, nes tai yra jau tradicijos tos stiprios šalys, tačiau kalnų dviračiais, taip pat netgi slidinėjime mes siekiame ir prizinių vietų. Orientavimosi sportas siekia tapti olimpinė sporto šaka. Daugiausia galimybių pakliūti į žaidynes turi orientavimosi slidėmis, nes jį svarstoma įtraukti į žiemos olimpinių žaidynių programą.